tau Viešpatie už mano gyvenimo draugą. Garbė tau, Dieve, kad leidai man sutikti mano gyvenimo kelyje tokį žmogų, kuris mane suprato, kuris mane visada mylėjo ir visuose darbuose ir visuose bėdose slaugė. Ačiū tau, Dieve, ir visada būsiu tau dėkingas. Jubiliatai nešioja žiedus, kurie buvo palaiminti tą įsimintiną dieną, o žiedas gražiausiai simbolizuoja žydumą, nes neturi nei pradžios, nei pabaigos. Auksas nerūdyja, o sako, scena meilė nerūdyja, liaudyje posakis toks yra. Taigi, iš tiesų išbandyta jų meilė yra, ištirta kaip auksas lygykloj. Todėl, kuo daugiau kartais tos ugnies, tuo labiau jinai išvyti. Kartais galbūt ir sunkumų, tuo labiau jinai sušvinta. Tad tiesiog pasimelsim dabar visi kiti atsistoti. Malda. Viešpatie, sustiprink šių savo tavo meilę ir palaimink juos. Šie žiedai, kurie jiems yra ištikimybės ženklas, te paskatina juos įkitinę meilę ir te primena santuokos sakramento malonės. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Dabar visus kviesiu melstis už jubiliatus ir atliepti į maldą žodžiais. Viešpatie, gaivink jų tarpusavio meilę. Kad šių sutuoktinių meilė židinys, sakramento malonių įžiebtas ir gaivinamas, jiems naudų ir patvarus išliktų. Viešpatie, gaivink jų tarpusavio meilę. Dieve, visų žmogaus išmintinimus taip savo apvaizdą tvarkai, kad tikintieji taptų panašus ir kenčiantį Kristų. Padėk šiems jubiliatams nuoširdžiai priimti džiaugsmus ir vargus, kad jie gyvenimą į Kristų panašėtų ir su juo visada gyventų. Dieve, noriu, kad santuokinis bendrumas taptų krikščioniško gyvenimo būdu. Padėk visiems sutuoktiniams savo gyvenimo būdinti nuostabią Kristaus meilės žmonijai. Garbiname iš šloviname. Tu vyrai ir moterys savo kūrybos pradžioje sukūrei, kad gyvenimą ir meilę tarp savęs dalintųsi. Dėkojame tau Viešpatie, kad laimina šių savo tarnų Jurgio ir Elenos šeimos bendruomenę. Trokšdamas, kad jie mums būtų Kristaus vienybės su bažnyčia paveikslas. Dabar maloniai pažvelgtų juos. Kaip saugoja jų vienybė džiaugsme ir darbe, tai padėk jiems iki galo būti vienas kitam ištikimiems santuokai. Padidink jų meilę, sustiprink širdžių vienybę, kad jie su čia esančiais vaikais ir vaikaičiais galėtų ten ir danguje amžinai džiaugtis. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį.
teesie šventas tavas, teateina tavo valios raidė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok šiandien, ir atleisk mūsų klaidas, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų sugriūti, bet gelbėk mus nuo pikto. Palinkėkime dabar vieni kitiems ramybės. Prašom visus su oponidalė. Ačiū. Ačiū.
Čia dabar mėlis metelis. Mėlis metelis. Čia dabar labai arti. O tai per tos kiemelius tiesiai į universitetą. Bet vasaros mokino. Ten tik tau 3 mašinas, visi mašinas. Va čia. Visi su taksi važiuoja. Kur vyrai mašinas dės? Jo, šitą ne. Išėjau kaip pastatymai. Tai ką, uždaro? Uždarom, nu vis ten pasistatyti prie paminklo. A, prie paminklo. Nu, gal ten galima, nu. Sakė valandą. Pala, pala. Tai, mėly sveteliai, muzika nustojo, padėkite tas gėlytes, jau išaugo visi, valgykit nori. Mėly sveteliai, kur čia yra? Mane kutė. Greitą. Padėkite. Ačiū visą turite. Ponia Angelė, kur yra mano sesutė. Sesutė, prašau.
Ponas Leonas, prašom. Čia, pas mane. Ponia Elvyra. Prašom. Gerai. Ponia, ponas Konstantinas. Darius Jovitas. Prašom. Ponas Remigijus. Tai ką darysime? Paprašysime? O ten svečias kažkoks su skėčius sėdė. Jaunasis koks kažkoks. A jaunasis? Ne, va jaunikis matot ateina gražus. Ne, ten kažkoks apsišaukėlis kaip čikonas. Ką reikalauji? O ką siūlai? Ką siūlau? Siūlau pasitraukti iš vietos, ar ne? Kupranugario, 10. 3 štukas. 20 žmonų. Ir taip toliau. Į vietą 3, jeigu atvesi. Taip, bus. Tai gal, žinot, kad būtų linksmiau. Čia vadinasi reketas. Vidury baltos dienos. Reikia gyventi man. Dabar, mėly fotografai, užfiksuokite, kaip šis ponas ima kyšį. Va. Pakiša. Čia ne kyšis, o dovana. Pakiša. Labai muzikantai jūs informuotis. Prašom. Taip, prašom, visi liudininkai, matėt? Prie liudininkų. Ne, apie dalyką. Gerai. Nu jaunoji, manoji. Taip ir nieko. Nu va, O daugiau už kas neduos. bus vėliau. Štai papuosime apgalvotą aukščiausią vietą. Mes giliai sujaudinti. Tiek aš, tiek mano jaunoji. Kad jūs nepagailėjot brangaus laiko, nepagailėjot triūso ir iš toliau atvažiuoti pagerbti mus. Ačiū jums labai visiems. Ačiū, kad jūs skaitote mus savo giminėmis, pažįstamais, draugais, artimaisiais. Ir mums visą tą gyvenimą mes jautėm, kad mes turim tikrų draugų, tikrų giminių, bet pasirodo taip irgi yra. Dabar paprašysiu, gal jau čia dukra toliau galės, kadangi jau pietų metas, tai džentelmenus, stipriosios lyties atstovus, atidaryti, kur netidaryta buteliai, įpiliot, o damos, kuris sėdi, žiūrėkit, kad vyrų būtų lėkštės visada pilnos. Ir kad pietai būtų pavalgyti kaip reikalas, nes, kaip daktarai sako, pirmiausia, maistas,
o mano tėtis sakydavo, aš tuščių skrandžių neužmiegu. Tai va, kadangi mes visi pamiegotumėm gerai, prašom. Nu va, tai tik tiek, dar kartą dėkoju visiems ir prašom, vaišinkitės, toj bus karštas, toj bus, kaip sakant, nu tai, toj nešam, ruošiu. Gerai sėdi, užteks, daug Labai malonu, brangus sveteliai, kad gausiai susirinkote ir džiugu visus matyti tokioje gražioj šventėje. Ir, kaip visi žinom, prieš 50 metų tėveliai susituokė, o jų meilė prasidėjo dar truputėlį anksčiau. Ir jie susitikę mėnesienoj viens kitam uždėdavo. Mama sakė tėčiui taip, aš tavęs labai laukiu, noriu tavo pabūti, mintimis tiesiu taką, link tavęs po truputį. Aš praversiu tau langą ir atskleisiu tau klėtį, tu paduoki man ranką ir ateiki mylėti. Aš atversiu tau širdį, lyg duris savo namo, tegu niekas negirdi, tegu niekas nemato. O tėvelis jai taip atsakydavo. Dangaus gėlių einu priskinti, žvaigždėtam vakarui vainiką pilti. Dėl mylimo, dėl gero, dėl nepaprasto žmogaus. Tegu šios laimės niekas nemaldaus. Manoji meilė angelui dangaus. Va taip tėtis vadina mūsų knygą. Šita jų meilė, prasidėjusi kaip mažas upeliukas, išsiliejo į didelę jūrą. Ir tegu toliau jinai ta jų meilė banguoja kaip jūra, dar ilgus metus. Ir kad mes susitiktumėm dar ne tik deimantinių, bet dar ir po deimantinių, kokios ten eina toliau kartu atšvesti. O dabar leiskim, norėčiau paprašyti pakelti taures ir į tėvelių sveikatą ilgiausių metų. Ilgiausių metų, ilgiausių metų, ilgiausių ir vieną ilgą lietuvišką. Gal nesunku prieikime su daužkime taures su mūsų mielais jaunavedžiais. Kas arčiau mus? Neakivaizdiniu būdu su visais.
kartu. Meilė, aš ir tu. Dievas taip sukūrė žmogų, kad nuo pat gimimo jį supo meilė. Iš pradžių, vos patekusi į šį naują pasaulį, jie buvo betėviška meilė. Ji auga, kartu su kūdikiu, stiprėja, bręsta. Tai suteikia džiaugsmo ne tik pačiam anūkėliui, bet ir seneliai pasijunta jauni ir kupini noro perduoti savo gyvenimišką patirtį. Ir tik subrendęs jaunas žmogus pajunta, kad jo sieloje gyva, nerimsta, šėlsta dar vienos rūšies meilės. Tai trūkstamos dalelės ir ilgesys. Žmonės lyg angelai žemėje, tik be vieno sparno. Kad išdygtų sparnai ir pakiltų, jie privalo rasti savo antrąją puselę, savo antrąjį sparnelį. Juk iš tiesų įsimylėjęs, mylintis žmogus tampa panašus į angelą. Geresnis, rūpestingesnis, galvojantis ne vien tik apie save, bet ir apie šalia esantį. Bet kuri meilės rūšis suteikia sparnus. Todėl ir tėvai, gimus vaikeliui, ir seneliai, turėdami anūkėlį, jaučiasi lyg ant sparnų. Ir kai žmogui ateina sunki minutė, jis nelieka vienas ir nemylimas. Jo antroji puselė padeda jam ir varge, ir džiaugsme, tampa atrama, paguodos, atjautos šaltiniu. Du žmonės tam ir sujungia savo likimus, kad niekada nesijaustų vieniši, kad vienas džiaugsmas taptų dvigubų džiaugsmu, kad vieno laimė taptų abiejų laimė, kad skausmą ir vargus dalintųsi per pusę. Tokią šventą, pasiaukojančią, visiškai save atiduodančią kitam meilę, skelbia Biblija himne meiliai. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvanglintis varis ir skambantis timbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną, ir pažinčiau visus slėpinius ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybę, su džiaugsmu pritarė tiesai. Ji visą pakelia, visą tiki, viskuo viliasi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Juk iš tiesų, prisiminę, kodėlgi mes visi čia susirinkome, galime tai patvirtinti. Mūsų brangių senelių meilė niekada nesibaigia, visą pakelia ir visą ištveria. Manau, kiekvienas tikrai atrastume atminties kertelėje bent po vieną momentą, kai savo akimis galėjome įsitikinti Elytės ir Jurgio meilės stiprumu. Mes nuoširdžiai dėkingi jiems už tokį puikų pavyzdį, besąlyginę meilę ir rūpestį. Tai didžiausia gyvenimo vertybė ir labai džiaugiamės, kad Dievas sugebėjo ją išsaugoti jau 50 metų. Esame tikrai laimingi, kad šiandien galime būti čia ir švęsti šią įsimintiną progą. Tad iš visos širdies ačiū Jums, brangieji seneliai. Dabar, brangus sveteliai, tai prašom šitą, kaip tėvelis sakė, prakimšti šitą buteliukus ir papildyti. Vandenikai. Nu dabar turbūt jau visi taip turite. Ne. Gerai, sakykite, kas ne. Na tai ir mes dabar gersim tik vandenį. Tai galima. Ja. Jau paprašykit kažkokią valgyti, atsisakykite. Prieš operaciją. O dabar nesenai skaičiau anekdotą. Tai tam jau chirurgas ten sako, skalpelį, ten, apurko, 100 gramų, iš eilės viskas eina. Jis čia daro tą, į apurką reikia. Skalpelis agurkų reikia. Tai galima valgyti, ar ne? Valgom jūsų galas. Čia esame. Būkim tokie draugiški, keliu tostą už jūs visus. Jums kitokie negu medys.
už jūsų sveikatą, laimę, meilę, pavasarišką džiaugsmą. Prašom. Gerai. Tik vandens ir tiek daugiau. Kadangi čia yra mamytės ir tėvelio sesučių, broliukų, gal jie pasidalintų prisiminimais apie tą mūsų tėvelių meilės istoriją, kaip jį prasidėjo, kaip vystėsi. Kaip jis baigėsi. Ne, čia nesibaigė. Gal taip padaryti. Prašom, tą Angelę ir malonę. Galbūt geriausiai ir daugiausiai žinau. Ir kartu buvau su jais. Su Elyte nuo pat mokyklos suolo. Jin buvo mano mokinukė, aš buvau jos mokyklojėjas. Tai jau, tikrai jau, čia jau virš 50 metų tada jau. Taip, labai sena jau mes pažįstams. Buvo graži daili mergaitė. Ir pašte dirbo paskui. Ir mano broliukas besivažinėdamas vizitavimais ar revizijom po paštus atrado Varniuose Elytę. Gražią mergaitę Elytę. Na ir nuo to prasidėjo jų bendra draugystė. Vis atvažiuodavo ir vis pas Elytę užsukdavo. O jau mes su Elyte irgi buvom. Elytė paskui išėjo iš mokyklos, nebetoj. Vakarinė baigė. Nu ir Jurgis pradėjo dažniau, laiškus rašyti, susitikti. Šitai prasidėjo jų karšta, beprotiška meilė. Beprotiška. Jurgis turėjo merginų ir Elytė turbūt vaikino, aš nežinau jų, bet jo meilė buvo didžiausia karščiausia tai Elytei. Niekam kitam, tik tai jai. Ir kai atvažiavo vieną kartą pakvietė, mes jau gyvenome, 8 dirbome, vaikai jau buvo pakvietėm Jurgį atvažiuoti. Ir netoliesi nuo mūsų mokyklos gyveno ir Elytė. Tai jis atvažiavo pas mus, atsisėdo už stalo, valgo, išgeria ir vis nerimauja, kad bėgti. O šitaip prasidės stipri, tvirta meilė. Išgeria visas. Sesutė gal norėtų pasidalinti irgi prisiminimais apie tėvelių meilę. Ką tokia nėra. Gal ką nors tarsi mūsų žodelį. Aš galiu prekėti. Angelas ir Boris pasakyti. Koks nors gyveno ir dirbo Jurgis buvo Elizabeth. Ties studijuose. Tėvai įmėjo. Aš buvau dar partijos ir jis pas mane apsistojo. Tokiu būdu susipažinti save. Taip, tai jis tikrai pažino. Ir Elytė buvo, nors aš jos nepažįstu. Ką galiu pratęsti toliau? Apie Elytę. Elytė tai žemaitė, o Jurgis ir mes esame aukštaičiai. Tai vieną kartą buvo toks pokalbis, telefonu. Ir Elytė klausys. Ir Elytė klausys. Jurgis manęs paklausė, už ką tu balsavai per rinkimus? Jau tikriausiai už Paksą. Aš įsižeidžiau. O kodėl sakai, kad aš turėjau balsuoti už žemaičius? Juk žemaičiai geri žmonės. Mums kada buvo gėda, kad glūdėjo tie žemaičiai. Mes Žemaitijoje visą laiką pragyvenom su vilku. Ir Elytė klausės. O bet sakau, Jurgelė, jeigu žemaičiai tokie,
Tai kodėl tu važinėdamas po Respubliką visą įsirinkai Žemaitę? Elytė pasijuokė. Tai mūsų pokalbis. Vieną detalę tik tai prie sesutės pasisakymų noriu papildyti. Tarp jos ir Varnių buvo 9 km atstumo. Kadangi aš turėdavau apie mėnesį laiko, nu tai kągi ten, negi aš būsiu viešbutį, kada sesuo čia pat už 9 km. Dviratį sukombinavo, viskas, tai Makaloj, 9 km vasara buvo. Ir man patiko viena, kad aš išvažiuodavau iš darbo, Varnių, jinai nepatingėdavo mane palydėti. Varydavau dviratį, išalia eidavo, aš pagalvoju, nieko mergaitė. Ir eina kartu, ir nespjauna, nors aš ir, kaip sakant, ne jau čia netoks didelis ir tas jau viršininkas toks buvau ir viskas, va, aš galvoju, nu jeigu jau palydi dviratį varant, tai gal važiuojant padės. Ir tikrai, ačiū Dievui, mes savo gyvenimo kelyje vienas kitam daug padėjome. Ir buvo tokių atvejų, jeigu ne jinai, aš jau būčiau žvaigždės ant skaitės. Nu, čia jeigu nebesigilinsim į tas detalės ir tiek to. Bet, nu, Dievas taip patvarkė, taip ir. Taigi, cingulingu! Užlaik! Muzikantai gerą dainą duos dabar. Mes. Na, aš manau, gal pas jūs, mėly sveteliai, gyvenimas apkarto, bet pas mūsų jaunuosius tikrai ne. Bet aukojasi mūsų jaunieji dėl svečių, kad sveteliams skaniau gertųsi, pasaldins. Ir taip jauniesiems karti. Karti, karti, degtinė karti, 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 degtinė karti. Jaunieji bučiuosis, tai bus savi, jaunieji bučiuosis, tai bus savi. Dėmesio. Karti, karti, degtinė karti, 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 degtinė karti. Jaunieji bučiuosis, tai bus savi, bučiuosis jaunieji, tai bus savi. Labai gerai. Matot, gerbiami muzikantai, ar jūsų instrumentai jau biški kreivai groja ar ką? Aš atsimenu prieš 50 metų, nu kai bučiavau tai lūpas, o dabar atsuko žandą ir viskas. Nu, aš nežinau, bet aš žiūriu, kad tas saldinimas degtinės nepasikeitė per 50 metų. Va, mes vakar irgi vestuvės grojom lygiai taip pat saldinimą. Reiškia, tas stilius perėjo iš tų laikų. Na tai ką, paprašysime dar kartą svetelį, kad dar būtų į lūputes, o ne į žanduką. Šaunuoliai! Dabar siūlau paragauti? Taip, o visgi malonu gerą daiktą prisiminti. Prašom, prašom. Mielo, vakarą tavernoj lauksiu aš tave šiandieną. Ten pušų pavėsį, gersiu saldų vyną, man meilių žodžius kartos švelniai apkabinus. O sutemus vėjas, įlankoje skriejas, pakartos mums aidą, tolimos aidos. Bela, bela, bela dona, dona mano miela, vakarą tavernoj lauksiu aš tave šiandieną.
ką, bet jau. Kad meilė tai vienintelė iš jausmų nepripažįstanti nei praeities, nei dabarties, nei ateities. Tai jį pripažįsta tik dabartį. Tai tai puikiai rodosi meilė pavyzdys. Meilė yra dabar, čia, kasdienybėje, rūpesčiuose, o tarp tų rūpesčių esu ir aš, ir Monika. Ir man labai malonu, norėčiau jums nuoširdžiai padėkoti už tai, kad jie nepamiršta mūsų, rūpinasi ir neįsivaizduoju jokios vasaros ar atostogų be senelių, be sodo. Tik norėčiau jums palinkėti dar ilgų metų. Pasirodo, jaunimas kalbėtų, bet neužbaigė jaunimas tos. Dar nesugadintas jaunimas matosi. Na, o nuo jaunimo mes senelėms norime seną gerą dainą. Vestuvės buvo, tada buvo kitokie laikai. Mes nematėme, kaip jie žengė prie altoriaus. Negirdėjom jų priesaikos, žodžių ištartų ir žvakių šviesos. Bet jų gyvenimas įrodė, kokia jų meilė tvirta buvo ir kokie žodžiai sužybo dabar aukso perlais. Gyvenimu jie tai įrodė. Už tai aš noriu iš visos širdies juos pasveikinti, palinkėti jiems daug didelės laimės, sveikatos, ramybės. Tad būkit laimingi dar daug metų. Ačiū. Cingulingu tikrai. Tai prašome, labai gražus esukie žodžiai. Tikrai kitokios buvo. Gyvenimas atsimenu, buvau gyventi daug klaidų, pats man daugiausiai. Jurgis ir Elytė, visad buvau kartu ir visada man palaikė. Ir šiandien išlikau dar sveikas ir gyvas. Ačiū. Visi tik kol kas nedrąsiai. Gal čia ne visi giminės susirinkę? Ne, čia visi iš miestų įvairių, žinot, iš pakampių įvairiausių. Tai man regis vieni kitus nepažįsta gal? Ne. Tai gal tegul prisistato kiekvienas svečias? Tai būtų neblogai, aš pavyzdžiui, pirmą kartą matau kitus. Ar gali būti taip? Ar mūsų jaunikis reikia iš posėje tikriausiai? Čia atstovai tik iš dviejų miestų, Kaunas ir Vilnius. Dar užventinam. Dar užventis vienas. O aš, pavyzdžiui, visai nepažįstu šito pliko piliečio, kuris kalba dabar. Jis yra plikas, pasiplaukai rėdė. Tai gal jisai turbūt prisistato? Tai va, būtų labai gerai. Tai labai teisingai pasibėgė. Čia tikrasis jaunikis, ne? Ja. Buvęs švogeris. Ir esantis dar. Buvęs ir esantis ir būsimas. Ir kandidatas jaunikis. Kandidatas, ne, jeigu jaunikis nebetinklų. Jau pasakė, kad per senas. Kodėl per senas? Blizga per daug, visi mato. Atsišviečiu. Tai jeigu aš peruką nuimsiu, tai čia baksit visi. Nu, ne visi turi pinigų tam perukai. Gyvena ir gyvens. Jie vienas kitą davė priesaiką, mylės, gerbs, negailės jėgų, pastangų. Vienas kitam padės, o kad tai viskas pildosi, kad taip yra, matosi, gali paliudyti anūkai, kurie Elytė, Jurgiuk, kaip tau, kas tau kurtų, o Jurgis irgi manoji, kas tau, kaip tau, ir vis pastoviai vienas be kito, kaip jaunieji po pirmų išvestuvių grįžę, jie už rankučių susitikybę vis vienas kitą parėmė. Palaimingi, o kad tas viskas įsipildytų, išgeriam. O dabar švogeris. Tai man švogeris teisingai.
dėmesio nesulaikysim. Rūdos ir vargo nebuvo, ir skausmo upeliai išdilvo. Mes viską pamiršom dabar, kai neša mus balsų garsai. Rūdos ir vargo nebuvo, ir skausmo upeliai išdilvo. Mes viską pamiršom dabar, kai neša mus balsų garsai. Ačiū. Paklausime tikrai, nuostabu. Na, o šiam šokiui kviečiame valsą. Šoka visi. Rytdiena bus giedra, aš stovėsiu ir lauksiu, kol tu čia eisi. Toks aplinkui vien rūkas, toks aplinkui tamsu, aplinkui vien rūkas, toks aplinkui tamsu, bet rūką aš tavo siluetą regiu. Pasivaikščiokit dviese, apsodinta gatve, siluetą regiu. Toks aplinkui vien rūkas, toks aplinkui tamsu, bet rūką aš tavo siluetą regiu. Ratuką padarom. Jaunieji viduriuke. Nuo rasos karoliukų tau pavalo plaukai, tyliai krenta ant lūpų, kai tu švelniai šypsai. Toks aplinkui vien rūkas, toks aplinkui tamsu, bet rūką aš tavo siluetą regiu. Toks aplinkui vien rūkas, toks aplinkui tamsu, bet rūką aš tavo siluetą regiu. Na dabar šokame smagiau, o tolinis vagindalas. Saulėvyčiais nuometais nuotais, spyra nočia dukro prašyta. Dabar atrodo, esu gražiausias sapne, vėl ranka švelniai glosto, švelnius pavasario ryčius. Georgia,
Jūs visus matau. Elytė, jūs stokit irgi. Stokit elytė, prie testo labai gerai vietoj stovėjo. Galit padaryti nuodą, pasėti. Taip, taip. Angela, kur tu žiūri, tai paukščiukai. A, jau sakei, Einam į vidų, prašom. Išeiti. Kurie? Tai šitą. Tas akis ašarotas, tu sakei, kad tas kelias nebus rožėmis klotas. O dabar aš pati jau išleidau vaikus, jau dabar aš žinau, kaip tau mama sunku. Ir dabar priglundu prie skarelės gėlėtos, tik dabar suprantu, kiek joj meilės įdėta. Ir dabar priglundu prie skarelės gėlėtos, tik dabar suprantu, kiek joj meilės įdėta. Galim padainuoti ir pašokti, bet noriu tuos takelti už mūsų muzikantus. Vieną muzikantą mes jau matom, o priešai sėdite antrą kartą, kuri mums linksmino prieš metus daugiau. Prieš 50 metų. Prieš 50 metų. Ir esi laikinęs. Taigi, jūsų sveikatą muzikantų, būkit linksmus ir linksminkit liaudį toliau.
Ačiū labai, jūs ir to pačiu už jūs. Kad taip malonu. Siūlau po 50 metų vėl susitikti. Jūs turtingi ir krikšto vaikais. Čia mūsų svečių tarpe yra krikšto dukra, Jovita. Aš manau, gal jinai norėtų tarti žodį brangiam krikšto tėveliam. O kokie išauginom nuo tokios mažytės ant rankų. Ir visą laiką, atsiprašau, į visą laiką verkiai krikštinant. Tikrai? Tikrai. Tokiu balsu. Čia geras ženklas. Gali krikšto tėveliai. Dienos nakties pritrūko, tai paskaitysiu. Pavasaris, ruduo, jūs visada drauge. Žiema ar vasara, jūs visada šalia. Ir šventės, ir draugai, jūs visada kartu. Nelaimės ar vargai, petys petinam. Už šypseną šypsnių, už šilumą žodžių, už klaidą švelnumu ir taip ratu. Iš metų į metus gyvenimo keliu. Važiuokit dar ilgai, su meilė ir džiaugsmu. Ačiū. Į šitą didelę šventę jūsų, kuri tikrai labai labai nuostabi yra, į jumis žiūrint tiesiog virpulys jama. Ir tokie jūs tiesiog jauni ir gražus atrodo. Sunku kažką ir pasakyti. Norėčiau iš jums palinkėti, kad jūs ne tik savo anūkam šitą visą parodėt, bet kad jūs dar sulauktumėt ir parodytumėt šitą visą gražumą savo proanūkiam. Ir aš jums palinkiu šito, ko labiausiai sulaukti proanūkių ir jiems visą šitą parodyti. Ačiū. Šeimyninis gyvenimas tai yra kaip subtilus muzikos instrumentas. Neįtempsi, negrosi. Pertempsi, sutrūks. Viskas turi būti puikiai sustyguota. Tad pakelkim taures už tai, kad mūsų jaunavedžiai ir vedžiai yra taip puikiai sustygavę savo šeimyninį gyvenimą. Arba šį kūrinį sveikinimų siunčiame visoms damoms. Ir jaunavedžių porai. Ši daina skamba jaunavedžių porai. Mano svajonė